Tu dabar turi turėti tik tai laiko ir norą ir tu, nežinau, tu čia gali kalnus nuversti iš tikrųjų. Sveiki. Taigi šiandien svečiuose turiu Andrių kitoj mikrofono pusėje, nes Andrius yra podcasteris, tai iš ten aš jį ir žinau. Tai Andriu, daugiau prisistatyk ir papasako, ką tu veiki, kom kvėpuoji ir kas tu esi. Tai visų pirma, labas visiems, ačiū Ašką pakvietė iš tikrųjų, nes kaip ir sakiau, aš nesu tas biznismenas, kaip sakant, ne tas, bet esu tiesiog, esu Andrius, turinio kūrėjas ir podcastas gal pradžiai šiek tiek, ne, bet tas toks bendra apimtis, viskas prasidėjo realiai nuo podcasto, ne, tai kad realiai būtų podcastas per brūkšnelį video turinio kūrėjas, kaip sakant, ne, nes tokie laikai, kad turim kažką daryti, jeigu tu jau darai automatiškai, jau kažkaip gaunas, kad kuri turinį iš tikrųjų. Tai va tiek trumpai, o šiaip daugiau, aš nežinau, eigoje papasakosiu, aplamai, kas ir kaip. Tai gerai, tai nuo ko prasidėjo? Vat kaip kilo iš viso mintis, kaip tu sakai, prasidėjo nuo podcastų, tai kaip kilo mintis apskritai tos podcastus pradėti? Kas paskatino galbūt? Oi, žinokit, čia toks dalykas, kad jis toks atėjo momentaliai iš vidaus, nes kai buvo visas tas bumas, kai prasidėjo ten, tarkim, mane, kadangi aš pats labai esu sporto mėgėjas, aplamai krepšinis, futbolas, buvo toks bumas, kai aplamai ir Lietuvoje, ir čia ir UK pradėjo podcastus visi, tarkim, štampuoti daryti, bet čia gerai prasme turiu meni štampuoti, ne? Ir pats kažkaip sakiau ir su laiku pas mane toks buvo noras, kad kažką reikia padaryti, kirba, bet nežinau ką, norisi, ne, kaip pavyzdys, turi viduj kažkokią tokią mintį, kad kažkaip save realizuoti. Aš po to galvojau ir sakau, okei, dabar šiuo metu esu UK, būtų faina gal pasileisti kažkokią podcastą, bet, apie ką tą podcastą iš tikrųjų, ne, tada pradėjai kažkaip searchint, žiūrėti, kas aplamai iš lietuvių daro čia kažką ir atsimušiau sieną, kad zero, tiesiog nulis, niekas nieko nedaro, sakau, okei, kadangi aš pats atvažiavau labai čia, kaip pasakyti, iš anksčiau, tarkim, nuo 2009 metų, tai aš čia mačiau visko, galim sakyti, ne, UK, ir sakau, buvo momentas, kai buvo vienokie lietuviai, turiu menį, dabar yra momentas, kai yra visai kita, kai lietuvių karta čia suvažiaus. Yra visokių, aš nenoriu nieko įžeisti, bet, žinai, aš ką noriu pasakyti. Ir aš pagalvojau, yra labai daug fainų lietuvių, kurie tikrai nesėdi vietoje, kurie daro kažką, kurie kūrė, kažkaip bando, nežinau, ar tai savo verslą išsikelt, ar bando kažką tiesiog sukurti ir nuo hobio pradėti, ne? Taip. Tai aš pradėjau žiūriu, galima šitą būtų, gal žmogų pasikalbėti, būtų galima šitą žmogų, reikia tiesiog pradėti daryti. Bet sakau, aš nesu nieko baigęs, tarkim, mane turiu meni, kad susijęs su kažkokiais pokalbiais, interviu, ten žurnalistika ir panašiai. Bet pas mane visą laiką buvo noras ir stiprus noras pradėti ir idėją. Bet, kai žiūrės šitą video, pasakysiu, jeigu turit, žinokit, stiprų norą, darykit, nes man galvojimas užtruko 2 metai. Aš 2 metus nieko nedariau, tik tai galvojau, nes kas kuria turinį žino, kad, pavyzdžiui, kuo daugiau galvoji, tuo tada idėja eina į šoną ir eina viskas žemyn, nes turi idėją, turi čia ir dabar daryti iš tikrųjų. Tai taip viskas ir gavos, bet sakau, tada neturėjom nei tos pačios, nei elementarios kameros, nei lempos tos, aš čia labai paprastai kalbu, nei mikrofoną, nieko, bet tu ateini, kur dabar rasti informacijos, vieniem paskambini, oi tai gerai, mes čia pakonsultuosim, čia sumokėkit, mes viskas okei, paskambini vieniem, tada galų galia atsidarai YouTube ir žiūri, nuo ko hebra pradeda, ne, visą tą daryti. Tai po biškį viskas gavos ir dabar žinokit, atėjo ta mintis gerai, yra viskas idėja, darom podcastą. Kas bus pirmas svečias, nuo ko pradėti, ne, iš tikrųjų, čia yra sunkiausia, nes kai tu, tarkim, surašai tą žinutę, kai kvieti žmogui podcastą, tu turi kažkaip prisistatyti, kažką papasakoti, o mes neturim nei vieno video, aplamai nieko neturim, tai mes labai dėkojam pirmam mūsų svečiui, galbūt jis žiūrės šitą video, tai buvo toks Darius Dartiksas, jisai Lietuvoje buvo ten vienas iš tų pirmųjų, čia iš vis net neįtėmais, aš atvažiavau iš Lietuvos, nors buvo mūsų idėja daryti apie žmonės, kurie gyvena UK, bet gavosi taip, kad jį pasikvietėm. Žmogus ten iš vis nesusijęs su Anglija, bet jisai buvo populiarus tarp vilkikų vairuotojų, žodžiu, taip viskas, bet ačiū jam, nes jis buvo tikrai mūsų tas pirmasis žmogus, nuo ko viskas ir prasidėjo iš tikrųjų, tai va taip. Žinai, labai norėčiau dar pagilinti tą mintį, kaip tu sakai, buvo kitokie lietuviai, dabar dar kitokie. Kuom? Kur tu matai tos skirtumus? Jo, iš tikrųjų, žinokit, sakau, aš nenoriu nieko įžeisti, bet aš kai atvažiavau, čia buvo ir tu, ir, aplamai visą UK įmam, ne, ir Londone, taigi būdavo visokių ir tų istorijų, ir ko tik nori būdavo, ir laikraščiai rašydavo, ne, kaip pavyzdys, ten, sakau, teko ir su vienais pakalbėti, kas būdavo arčiau tų istorijų, ir žurnalistai, kurie čia dirbo, tai pripasakoja, yra man tiek istorija, kaip pavyzdys, ne, bet aš nebūtinai sakau, kad čia Londone viso UK buvo visų įvairiausių dalykų. Bet laiku bėgant, keitėsi kartos, žmonės kažkaip pradėjo norėti kažką kurti, kažką sukurti, kažką daryti, ne, sakau, ir aš pats pažįstu nemažai žmonių, kurie atvažiavę čia praėjo tikrai sunku kelią, tarkim, aš pats irgi, visokių
buvo sudirbęs ir nebijau aš tą darbą, tik tai sakau, kad vat, nebūna kartais lengva pradžia visiems iš tikrųjų, ne? Ir, pavyzdžiui, dabar kiek yra daug veiklių žmonių, vat, kurie kažką, sakau, irgi vat, bando daryti, statyti tos pačios visokios ir konferencijos, seminarai, yra čia tokių dalykų ir tu žiūri tą patį požiūrį, dabar yra atsiradęs požiūris nebūtinai kaip iš karto uždirbti, bet kaip kažką susikurti, padaryti, tarkim, mane, vat, tai vėl grįžtant prie to pačio hobio, mes šiandien labai dažnai kartuosimės apie šitą, nu, bet taip yra. Nu ir va, ir kiek tenka matyti, tikrai sakau, vat, tas dalykas, kad keičiasi, kad žmonės pradeda pirmą kurti, tik tai tada galvoti apie pinigus, nes pradžiai, sakau, kokį 10 metų atgal, tai čia būdavo, o ne, man dabar reikia gero darbo, kad vat, aš uždirbčiau, ten jūs žinot, pinigų šeimą, kas yra, na, okei, viskas yra tvarko ir dabar tą reikia daryti, jeigu vat, yra tas dalykas, reikia siekti pinigus, bet sakau, grįžtam vėl prie to, kad viskas prasideda ir čia, kurie žmonės, ir ypač jaunimas, kuris atvažiuoja, visai yra kitoks, jau kaip sakant, nu, ir medijos laikai dabar kitokie, dabar grįžkim prie to laiko 10 metų atgal, kas pasakys, kas dabar profesija yra content creation, ne, turinio kūrimas, per 10-15 metų niekas nežinojo tokio dalyko. Nu, sakau, čia tokie laikai, kad, nu, mano nuomonė ir tie patys lietuviai yra dabar kitokie, ta gerąja prasme, nes daug jaunimų yra, kaip sakant, kuris... Galvoju, kas tą įtakojo? Aš nežinau, aš galvoju, gal mano nuomonė, sakau, gali ir išsiskirti iš kitų, bet aš galvoju, kad tas išvažiavimas gal į užsienį, pamatymas, nebūtinai UK, gal kitų šalių, šiaip domėjimasis aplamai viskuo, nu ir tos pačios galimybės, pažiūrėkit, atsidarai dabar tą patį Instagramą, Facebooką, TikToką, nu, vat, kiti gal mato, ne, nors čia yra labai plati diskusija, yra daug ir už ir prieš, bet iš verslo pusės tai yra čia, nežinau, vat, kolega tikrai galės pasakyti, kad čia yra toks įrankis, kad, nu, wow, tiesiog turi išnaudoti, nes, vat, biškai nukrypsime temą, kad, tarkim, sakau, dar yra tokių verslų, kurie bijo tos social medijos, nes galvo, nu, ką mes ten įdėsim, bet hebra, jūs turi tą daryti, nes, nu, čia nedarysi, nieks jūsų nematys. Dabar pati aušo, ne, pavyzdžiui, žiūrėkit, reikia kažkokio, sakykime, santechnikų, ar jūs pirmą einate į Google ieškot, ar ieškot website ir einate kokį Instagram ar Snapchat. Nu, va, bet jo, pasiskitai, bet sakau, va, būna žmonės, kurie net nebeina į Google, iš karto eina arba Instagram ar Facebook ieškom, va, o seniau kas būdavo, einam Google ieškom kažkokio website, ne, kaip pavyzdys. Nu, tai va, aš taip galvoju apie tą. O negalvoju, kad Brexitas galbūt kažkiek įtakojo? Gal, bet žinokit, ir prieš Brexitą, sakau, buvo tokių dalykų, kur aš matydavau tos geruosius ženklus, ne, kas kalbant apie tą visą reikalą, sakau, bet, nu, gal kažkiek ir įtakoja, bet ir iki to buvo, aš manau, ir iki to buvo ženklų tų. Gerai, dabar, va, pažiūrėjau, tu kalbini daug žmonių, ar ne, ir tu kalbini žmonių ir verslininkų, ir kūrėjų, UK gyvenančių ir Lietuvoje gyvenančių. Jo. Ar tu dabar pajauti tą mentaliteto skirtumą, kai yra žmogus, kuris Lietuvoje gyvena ir veikia kažką, ar ne, ir kuris UK veikia? Tikrai yra šitas dalykas, bet sakau vėlgi, aš nenoriu nieko įžeisti, nes gyvenant Lietuvoje yra vienai, bet gyvenant čia galbūt tas biškai, kaip pasakyti, tas toks supratimas gal yra biškai šiek tiek kitoks, nebūtinai vakarietiškas, bet aplamai kitoks supratimas. Bet sakau, aš nieko blogo nenoriu pasakyti apie žmonės, kurie gyvena Lietuvoje, galbūt aš vieną dieną ten grįšiu, nu kas gali žinoti, šiuo metu esu čia. Bet šiaip yra čia, kad žmonės galbūt laisvesni, jie gal pripratę prie to tokių, kaip pasakyti, kasdienių dalykų, ne, nes pavyzdys, nueinam parduotuvę, čia mums kad ir fake ta šypsena būna, bet nu vis tiek, mums faina, ne? Vat, sakau, prieš keletą, nu šiek tiek anksčiau buvau, prieš berods mėnesį buvau grįžęs su reikalais į tą patį Vilnių ir vat, kars nuo karto ir ten susidarė su tokiais dalykais, bet yra norma, nes kad žmonės, nu ten taip pripratę. Man tai labai stipriai visą laiką, žinai, imponuoja konkurencijos supratimas. Kaip mes čia konkuruojam, mes ieškom bendrų sąlyčio taškų, ar ne? Aš, pavyzdžiui, irgi kviečiuosi į podcastus irgi ir business coacherius, ir buhalterės, ir ta prasme, nes aš žinau, kad rinka plati ir visiems užteks. O Lietuvoje vat, kažkaip jie daugiau koncentruojasi į tą, o čia konkurentas. Jeigu ne aš, tai jis. Tad man atrodo, čia ant kiekio žmonių tas atsisijoja, kadangi žmonių mažai, maža rinka, tai šiek tiek sudėtingiau. Tai va dar grįžtant prie tas puikus pavyzdys, o dabar su kolega irgi vienu filmmakeriu turėjom pasiūlymą važiuoti, filmuoti, nesakysiu kur ir ką, bet Lietuvoje, ne, ir tiesiog mums prašė atsiųsti kainą ir mes sakom, tai žiūrėkit, mes galim taip padaryti planas A, planas B, planas C, bet mes, žinokit, nenoriu nieko žaisti, atsimušim į tokį dalyką, kad irgi vat, konkurencija iškart konkurencija, kad čia žinokit taip ir anaip, tai mes supratom, sakom dalyką, aš nenoriu gilintis toliau, bet vat, tas yra dalykas, nes, sakau, konkurencija mano akimis yra gerai, jinai turi būti, tai priverčia augti, tobulėti, bet užsidaryti tam tokiam burbulė ir, oi, dieve, ne, pavyzdžiui, man asmeniškai, ne, aš labai, kaip pasakyti, džiaugiuosi, Aušra, kad jūs tą darot, va, tarkim, vis tiek čia yra video formatas, kaip norit pavadinkit, podcastas, pokalbiai ar dar kažkas, ne, bet yra smagu, nes jūs kūrėt ir, pavyzdžiui, kuo daugiau
bus tokių žmonių kaip jūs čia UK, kurie darys, skatins žmonės kurti, tarkim, tarkim, tą patį podcastą, tuo bus visiems įdomiau, nes, pavyzdžiui, kai aš pradėjau daryti čia, aš vis laukiu, kada kažkas pradės šalia daryti, nes, neįdomu būti vienam ir, kaip pasakyti, galbūt tu vienaip įsivaizduoji, bet tu pažiūri, va, kažkas ką daro, ne, o, geras, va, čia labai gera mintis, gal žiūrėk ir man kažką reikia pagalvoti, gal kažką pabandyti traukti. Ir kai man sako, tu nebejai konkurencijos konkrečiai, va, su pokalbis, sakau, aš laukiu to momento, nes man yra smagu, kad žmonės tikrai, va, nori ir dar kažkur nueiti, dar kažkur, kaip sakant, pakvies, galų gale mes galime apsikeisti pašnekovais, kažką pasiūlyti, pakvies. Bet, va, ir man supratimas yra tame, kad aš manau, reikia tos veiklos konkurencijos ir nebijoti, nes jeigu mes susidarysim, oi, dink dieve, tas daro taip, aš taip, tai apie ką tada čia viskas, ne? Ir tada tu... Bet vis tiek, aš matai, Andriau, išgirdau, va, tos, kaip planas A, planas B, Disney gaidelę pas tave, žinai. Ne, tai neišlenda vis tiek kažkaip. Bet, jo, vat... Tai kaip sekasi prasimušti? Aš manau, kad čia, žinai, baby steps dar ar ne, kažkur. Jo, kaip pasakyti, yra visai, priklauso, kaip pasakyti, nuo kliento, ne, ir nuo tų, nežinau, užmačių, ne, kaip sakant. Šiaip tas prasimušimas, kaip vėlgi, prasidėjo viskas nuo idėjos, iš tikrųjų, ne. Bet šiai dienai, visko būna ir tų gerų dienų, ir blogų dienų, kas yra normalu, tas prasimušimas, tai prasimušimas prasimušimui nelygu. Jeigu mes turim golą, kaip pavyzdys, kalbant, tai atskirkim, tarkim, video pokalbį arba, tarkim, filmavimas, ne? Jeigu mes turim golą, nežinau, kaip pavyzdys, kad žmonėms visiems gerai supras, tarkim, kiek tenko pašnekėti su filmmakeriais Lietuvoje, ypač jaunimas, oi, mano golas, tipo, Žalgirio arena, nusifilmuoti gerą koncertą ir panašiai. Tai žiūrint, kokie yra golai, ne? Kaip pavyzdys, jeigu golas pasiekti tą pačią Žalgirio areną ir nufilmuoti, būti pagrindiniam filmmakeriui, tai yra valio. Mūsų golas yra kitoks, mūsų golas iš tikrųjų biškutį augti ir, tarkim, kaip pasakyti, daryti pačius save geresniais ir klientą daryti happy, ne, kaip sakant, ir uždirbti pinigus. Ir nežinau, kažkas iš to tikrai išsivysis, bet sakau, kiekvienas turi turėti savo golus. Tai va, jo, nes nesakau, aš ypač kaip kalbu su jaunimu, man tikrai įdomu ir pakalbėti, paklausyti, kaip jie gyvena šią dieną ir panašiai. Aš turiu minį UK jaunimą, ne? Tai tikrai yra faina ir tu matai, kad žmonės tikrai, aš kai atsimenu save prieš 10-15 metų, mes tokių, kaip pasakyti, prieigų neturėjome, ne? Tarkim, ką dabar jie turi. Tu dabar turi turėti tik tai laiko ir norą ir tu, nežinau, tu čia gali kalnus nuversti iš tikrųjų, bet dažniausiai kas būna. Ekskiuzas ir tinginystė ateina, kas bebūtų blogai, bet yra kaip yra. Tai kas tave motyvuoja? Oi, labai geras klausimas, iš tikrųjų. Tokį vieną atsakymą aš neturėčiau, kas mane motyvuoja, bet aš sakau, aš viduje toks esu, kad noras, kaip pasakyti, nestovėti vietoj, kažką kurti, kažką daryti, kad kažką, ne tai, kad įrodyti, gink dieve, ne, jeigu aš norėčiau kažką įrodyti, tai aš galėčiau padaryti viral video ir įrodžiau, ne, čia grinai ne apie tą, kad, tarkim, iš vidaus tu atsikeli ir tu galvoji, gerai, jeigu, tarkim, aš šiandien būna dienų, kai tu nieko nenori daryti, aišku, čia natūralu ir pačiai, ko gero, yra tokių dienų, bet tu atsikeli ir galvoji, okei, šiandien aš, tarkim, pasiimu ofą, nieko nedarau, bet rytoj, tarkim, aš padarysiu ir į priekį vieną dieną ir ką praleidau vakar, ne, kaip pavyzdys, kažką ar ten pasirašysi planelį, galbūt kažkokią naują idėją, kažką, nežinau, ar temą, pokalbį, video, ar tiesiog kontentą kažkokio ir viskas. Bet vėlgi, aš sakau, aš laisvu laiku irgi taip pat ir skaitau, nepopuliarus bus, skaitau ir tų pačių knygų, galbūt dabar daugiau audio knygų, nes tų pačių podcastų labai daug yra, tikrai klausau, nes tai tikrai įdomu, ką ir daro, kaip pasakyti, top žmonės pasaulyje. Kokie tavo favorit podcastai? Oi, čia labai pasirodysiu nepopuliarus ir gal, žinai, bus daug bet aš mėgstu išklausyti visokių nuomonę, ne? Aš nesu tas žmogus, kuris tik tai eina kaip arklys, kad uždėti tie pentinai, prašau, tie ant tokių, kur būna, nežinau kaip vadinasi, ir tu tiesią liniją žiūri, ne, aš žiūriu kaip pasakyti, gali žmogus rodyti tą pačią sąmokslo teoriją, ne, kaip pavyzdys įrodinėti. Aš pažiūrėsiu, bet aš savo nuomonę turiu, čia nieko blogo, ne, kaip pavyzdys. Bet atsakysiu jūsų klausimą, aš dar noriu pabaigti mintį apie tą, kad, tarkim, kodėl aš manau yra labai svarbu kviesti žmonės su įvairiom nuomonėm, tarkim, ne, tad duoti jiem pasisakyti, kad, tarkim, aišku, bet jeigu žmogus ten, kaip pasakyti, ten yra toks ir anoks, tu jo nekviesi, bet aš už tai, kad nebūtinai pas mane, bet kitur, tarkim, ir kitose laidose kviesti žmonės, kurie turi įvairių nuomonės ir tada tu gali pažiūrėti iš vieno kampo ir nes, kaip pasakyti, nespręsti apie knygą iš viršelio, ne? Tai o grįžtant prie tų podcastų, tai, sakau, man visada buvo top Joe Rogan, nes, pavyzdžiui, ten ateina žmonės, kurie, kaip pasakyti, liaudiškai pasakysiu, nėra pėsti, yra aplamai. Mano sūnaus čia favorite. Bet realiai, žinokit, nuo to viskas ir prasidėjo, nes aš labai iš senai žiūrėjau.
Ir man buvo mintis nebūtinai kaip apie žmogų Joe Roganą, ne, bet va toks formatas, kad tu gali kviesti nuo verslininkų iki ten, nežinau, šou atlikėjo, žvaigždės, dainininko, ar ten dar kažko, ar iki paprasčiausio žurnalisto, kuris gal turi savo požiūrį tam tikrą temą ir panašiai. Tai va, tai yra labai daug gerų ir nenoriu nieko čia dabar įvardinti, nes kažko nepaminėsiu, įžeisiu, bet sakau, viskas prasidėjo nuo to pačio Joe Rogan, iš tikrųjų, nesakau, nu jisai, nežinau, man buvo tas, kur aš labai stipriai pagalvoju, kad va, čia yra faina, ką jis daro, tą formatą, va, tokį iš tikrųjų, nesakau, bet yra ir Lietuvoje labai gerų tų vadinamų podcastų ir panašiai, tik priklauso, ką žmogus mėgsta. Aš sakau, galėčiau nuo krepšinio podcastų vardinti iki ten, nežinau, iki biznio podcastų, nes yra labai labai daug. Ir pagarba, kad žmonės tikrai kūrė ir daro, nes šiais laikais yra tos visos monetizacijos, rėmėjai ir panašiai. Bet dar apie rėmimą, ne, vat, kalbant, pasisakysiu. Čia, vat, UK yra sunkiau gauti rėmimą, pavyzdžiui, sponsoriavimą, negu, pavyzdžiui, Lietuvoje. Lietuvoje yra daug paprasčiau, nes, vat, kaip kalbu, kolegom, kurie daro, nu, ten yra tas toks, kad ir nuo barterio pradėta, ne, čia yra biški sunkiau, nes jie taip žiūri šiek tiek su tokiu, kaip pasakyti, ne su baime, bet su tokiu, nu gerai, mes čia pažiūrėsim, ar mums čia reikia, ar čia, nu žinot, toks dalykas. Bet čia skau, čia mano asmeninė nuomonė, ką aš susidūriu, nes man būna, kad irgi, vat, ne man, mums parašo labai dažnai, žiūrėkit, mes čia norėtume reklamuotis, taip ir taip, nu tada tu pradedi žiūrėti, ne iš karto sakai kainas, ne, tu praėjau gerai, dėl ko jūs norit, ką jūs siūlot, kokį čia prekinį ženklą jūs norit, nu žinot. Tai vat apie tai, bet jo, ir kalbant apie, vat, kas irgi galbūt žiūrės į tą pokalbį, bus įdomu, kad galbūt norės pradėti laidą kažkokią, ar podcastą, ar interviu, tai žinokit, pradžiai nebijokit, jeigu turit galimybę ir iš savęs kažkiek įdėti, jeigu yra galimybė, nes su laiku viskas ateis ir tas pats gal sponsoris ateis, jeigu darysi tai, ką norite ir tai, ką mėgstate. Tai čia mano nuomonė. Tu paminėjai mes. Jo. Kiek pas tave komandų žmonių? Oi, tai aš kai pradėjau buvau vienas, o dabar būna taip, nuo 3 iki 6, čia keičiasi iš tikrųjų, bet sakau, čia nėra taip, kad tarkim jie visą laiką su manim važiuoja, ne, kaip pavyzdys, būna tokių dalykų, kai nieks negali, aš pats vienas važiuoju iš tikrųjų, bet dažniausiai būna nuo 3 iki 6, tai jie čia kas ir už kadrų būna žmonės. Tai va. Nėra didelė kompanija, bet žinot, ne kompanija. Ir tu sakai, kad ne verslas, bijai to žodžio. Aš nemėgstu to žodžio dėl to, kad sakau, viskas yra čia labiau iš turinio pusės, tai va, sakau, dėl to, bet jeigu taip žiūrėti ant popierio, tada jo, tada turėtume vardyti, kad čia, kaip ir verslas. Tai va. Kaip tu manai apie sąlygas, ar ne? Bet kokio kūrimo, turinio kūrimo, verslo kūrimo, šeimos kūrimo. Kaip tu manai, ar Anglija yra ta dirba, kuri yra naši ir derlinga, ar ne, kūrybai? Žinokit, aš nieko naujo nepasakysiu, būsiu galbūt ir nuobodus, bet mano nuomonė 100%, kad čia yra tokios sąlygos, tu tik tai daryk ir kurk nuo pačio verslo įkūrimo iki, aš nežinau, iki tų pačių galimybių, nes, atsakau, tenka ir nuvažiuoti ir į kitas šalis ir pabendrauti, pažiūrėti, yra visokių niuansų visur, bet kadangi mes čia gyvenam šiuo metu ir čia esam, tai mano nuomonė čia 100%, jūs tik tai darykit ir kurkit, nes, vieniem būna geriau, kitiem pasiseka, gal kaip pasakyti, iškart, kitiem reikia ten praeiti, nežinau, kryžius kelius, bankrutuoti vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, nežinau, aš žinau tokių žmonių, kurie, jeigu dabar gerai atsimenu, iš 11 karto tik tai jo, bet svarbiausia, kad turėt norą. Vėlgi, sakau, mes grįžtame apie tą, nes viskas yra apie norą, nes jeigu bus noras, ateis ir, sakau, ir tos pačios pajamos ir nežinau, ir tos pačios, kaip sakant, galų galia pažintis, nes vėlgi, sakau, aš pasakysiu savo pavyzdį, nes aš kaip pradėjau nuo tų pačių idėjos, tada peraugo į pokalbius, atsirado ir pažintis, ir žmonės aplinkui ir panašiai, nes tu kažką vis tiek darai, tu judi, tu nestoji vietoj, ne, atsiranda kažkokie vieni kiti, galbūt tu padedi kažkam, ne, galbūt, atsimenu, padarėm vieną pokalbį, apie moteriškumą darėm iš tikrųjų, ne, vieną pokalbį, aš labai atsimenu šitą dalyką, nes parašė porą merginų, kuriuom tuo momentu buvo, galbūt, nežinau, tokia situacija, nežinau, vidinė, kad buvo labai blogai, jos pasižiūrėjo, jos kažką ten pamatė, vertingų įsisavino ir panašiai, bet aš čia sakau, galėčiau daug pavyzdžių tokių pasakyti, tai va, čia, bet sakau, čia nieko naujo, tiesiog. Grįžtam, Andriau, prie podcastų dabar ir ar yra buvę tokia situacija, kur tu pakvieti kažkokį pašnekovą, turi galbūt apie jį išankstinę nuomonę, iš socialinių galbūt tinklų, ar ne, ir ta nuomonė kardinaliai pasikeičia po pokalbio.
Šiaip, kas liečia mane, šiaip būna toks dalykas, bet aš dažniausiai linkęs ne iškart pasikviesti šitą žmogų, net tarkim konkrečiai, jeigu aš noriu pakviesti savo podcastą, ne, aš stengiuosi jį kažkiek pažiūrėti, pažinti kažkiek, pasižiūrėti apie ką viskas, ne. Ir kartais tas dalykas, ką tu matai social medijoje, ne, kai tu pasikvieti, tarkim, į laidą interviu, kaip čia norim tai padinkime, ne, ir tu tada šneki ir būna, kad tarkim tu išeini visai iš tų dalykų, ne, ką galbūt jis įrodo savo social medijai. Ir klausimas, ar būna kartais toks dalykas, tikrai būna, nes, pavyzdžiui, sakau, dėl ko aš mėgstu to dalyką podcast, čia yra formatas, kuris savęs neįpareigoja. Tu gali paliesti, nežinau, nuo fainų dalykų iki labai deep dalykų, ne, kur, tarkim, žmogui gali būti nepatogu, bet jis arba kalba, arba nekalba, iš tikrųjų, ne. Bet žinokit, jo, yra buvę tokių dalykų, kad, tarkim, tu galvoji, blemau, mes palėtėm tokių temų, kur net negalvoju, iš tikrųjų. Tai tas dalykas yra labai dažnas, nes, sakau, jeigu vėl žiūrėti tą social media, mes, tarkim, visi suprantam, kad ten dauguma žmonių nėra taip, negyvena taip, kaip tarkim, rodo socialiniai tinklai, bet esmė tame, kad, sakau, kartais tu pažįsti labiau ir per patį pokalbį tą žmogų, tu gali jį taip, kaip sakant, pačiupinėti, ne, bet čia yra gerai, nes, sakau, tu gali paliesti tų temų, kuris, sakau, neliečia gal pas save, tarkim, toj socialinėje medijoje, ne. Bet būna žmonių, kur, tarkim, dar žinokit, šiais laikais, kur ateina ir tu socialinės medijos, jo, iš vis nematai. Taip, žmogus atrodo galėtų kurti tą patį turinį socialiniuose tinkluose, bet, tarkim, ten nieko nėra. Tada klausi, tu kažką, super, kažką darai, kodėl tavęs ten nėra, bet būna tokių žmonių, kurie, tiesiog nenori. Aš 14 metų nieko nedariau. Irgi tau pavyzdys. Kol vieną dieną, blembo, čia reikia, žinai. Jo. Ir kalbant vėlgi, sakau, kalbant iš tos pačios pusės ir verslo pusės vėlgi, tai sakau, gal kažkas jūsų pamatė pirmą kartą, yra Aušra, ką jinai daro, pažiūrėkim, ateikim, susipažinkim, galbūt mums padės, ne? Vėlgi, mes sakau apie tą. Bet dabar žiūrėkim, 5-10 metų į priekį, tai čia iš vis bus kosmosas, kur mes aplamai einama, ne? Vat, sakau, man labai patinka ta tema padiskutuojantis, bet žiūrėkit, 5 metai, 10 metų atgal, ar galėjo kas nors pagalvoti, aš kalbu apie paprastą žmogų, kad, tarkim, bus koks nors, nežinau, ChatGPT, tu atsisėsi tau, parašys turinį ir tu tiesiog sakysi, blemba, tai kaip čia taip, ne, apie ką viskas, ar kokioje ten, žinot, mačiutė, kuri pragyvenus daug metų, bandai paaiškinti, kur mes einam ir panašiai, čia gerai prasme, niekad neįžeidžiant, tai apie ką viskas ir su laiku, kiek tenka domėtis, kiek tenka matyti tendencijas, tai viskas tik tai eis į tą pusę, ir jeigu, tarkim, žmogus, kuris, tarkim, nesidomi niekuo, tarkim, jaunas žmogus, ne, tai jis vėliau nebepasivys, jam bus labai sunku tą padaryti, nes, tarkim, grįžtant į mūsų, tarkim, visų tėvų kartas, ne, buvo gal tokių tėvų, kur, tarkim, praleido momentą išmokti, nežinau, elementariai naudotis kompiuterį minimaliai, tą bazinį dalyką, tą internetą pažinti ir panašiai, nes aš žinau, tokių pavyzdžių yra, atrodo, kaip taip gali būti, ne, taigi visi moka naudotis, bet žinokit, yra, kas, tarkim, neiššoka tą traukinį ir su metais, man nereikės, kaip nereikės, dabar žiūrėkit, be apso kokio tu negali kažkur įsiregistruoti, ne, kaip pavyzdys, buvo koronos, tie visi dalykai, čia jokiai, tu eini tą patį pabą, nežinau, suvalgyti kažko, ne, nėra apso, sako, sorry, nesusimokėsi. Tai matai, inovacijos gąsdina, man tai labai patiko kažkada, žinai, irgi Gary Vaynerchuk, žinai, kaip jisai nuolat kalba, kad kai aš tėčio parduotuvę vynų įdėjau internetą ir visi draugai tėvo milijonieriai sakė, sužlugdysi tėvo verslą, ką tu darai, o dabar mes turbūt nebeįsivaizduojam tos prekybos be interneto jokios. Tikrai taip, nežiūrėkit tos pačios prekės, ne? Kad ir net nereikia, nueikim dabar paprastą maisto parduotuvę, ne, va, šituos visus marketinius tinklus, kaip mes nueinam, ne, didžiuosius. Tai žiūrėkit, kiek yra likę kasų, kur žmogus dirba, ne, va, kaip buvo iki koronos, tarkim, ir dabar, viskas praktiškai, ne, ten labai minimaliai. Ir dabar žmogus, kuris atėjęs, gerai, yra ten tie asistentai, bet žmogus, kuris, tarkim, yra vyresnis, garbaus amžius, kuris atėjęs ir su tom technologijom vis sunkiai draugauti, įsivaizduokit, kaip jam yra sunku, ne, jisai vis tiek, kaip pasakyti, gerai turi gal ir vaikus, ir anūkus, tarkim, kurie užaugę, ne. Bet mano nuomonė vis tiek, tu priverstas eiti su tom tendencijom, nes, kaip kitaip, sakau, nes, sakau, man patiko tas pavyzdys, kai mes buvom tada, sakau, ne viename tada ir restorane, ir pabe, ir tu matai garbingaus amžiaus senjorą, kuris įsitraukęs tą kortelę duoda, tarkim, barmeną ir ten padavėją, ir, tarkim, įrodo, sako, sorry, čia yra apsas, ir tai žiūri į jį ir taip galvoji,
širdį atrodo gal ir gaila jo, bet, nu, o ką, kaip jam kitaip padaryta, ne, kaip pavyzdys, kur mes einam, tai sakau čia. Nu, mes nežinom, kas bus, kai mes senukai būsim. Skraidys mašinos, o mes nevairuosim jų, žinai. Taip, vat apie tos skraidimus, ne, žiūrėkit, dronai, ne, nežinau, neatsimenu tiksliai, kada pirmieji dronai pasirodė, bet sakau, nu gerai, paimkim 15 metų, gal kas galėjo pasakyti, kad dronas bus čia, tarkim, neatskiriamas įrankis cinematografam ar šiaip kas turinį kūrė, ne, kaip, nu, kad tarkim, vat kas liečia UK, ne, kad tarkim, okei, kai tu nori su dronais, tai tarkim, uždirbti pinigus, tarkim, turėjai įsilaikyti licencijas, bet tarkim, jeigu savo hobį, tai tavo nėra, tarkim, tos licencijos, nes berods, jeigu nesumaišysiu, 249, ne, gramų liktai leidžiama tas minė, ne, kad tu gali pasikelti droną, jeigu nėra restrikcijų. Bet sakau, vėlgi, kalbant apie tas tendencijas, nu, tie patys dronai, ne, nu, sakau, vėlgi, kas galėjo pagalvoti, kad vat, toks dalykas kaip dronas, kuris, tarkim, bus, galim sakyti, prieinamas daugam jau, ne, bus neatskiriamas irgi įrankis kažką kurti. Gerai, grįžkim dar vis tiek dar prie tų podcastų, noriu ten daugiau pakrapštyti, ar ne? Mes visi išeinam iš to. Grįžtam. Ja. Kaip tu, vat, pažiūrė, ar ne, sugalvoji ar prieš tai klausimus, nes man labai, kad, žinai, imponavo, kai mano asistentė tavęs paklausė gal klausimus iš anksto, sakys, nereikia. Žinai, tai kaip tu sugalvoji tos klausimus ir ar tu siunti, ar tu ruošiesi? Taip, aš irgi žiūrėjau tau podcastus, taip, man irgi įdomu, aš ruošiausi, žiūrėjau apie ką veiki ir taip toliau, nes čia natūralu tikriausiai, ar ne? Bet kokiu tu principu dirbi? Ar tu, kiek tau užtrunka tas pasiruošimas, kad pakalbinti žmogų? Aš pasakysiu labai paprastai. Gali būti pašnekovas, kur mes galim tiesiog atsisėsti ir va, taip kalbėtis kaip su tavim, tarkim, mane, apie viską, tarkim, mane, bet būna specifinių pašnekovų, kur tu turi, nebūtinai, kad jo, būna, bet būna tokių, kur turi labai panagrinėti detaliau, giliau visokių dalykų, tai taip, aš su kiekvienu irgi ruošiuosi, iš tikrųjų nėra taip, kad, tarkim, mane aš nesiruošiu, tarkim, ateina žmogus X ir aš nesiruošiu. Aš ruošiuosi, bet, tarkim, aš galiu neturėti jokių, tarkim, klausimų, bet būna, kad ir turiu dėl to, kad, tarkim, jeigu man mintis kažkokia pabėgta, ne? Bet yra dviejų žmonių tipai, kur tu nori giliau, kaip sakant, pakrapštyti, panagrinėti, ne? Ir būna žmonių, kur tu gali va taip tiesiog tas flow, ne? Eina ir mes galim kalbėti. Visko yra buvę, esu ir pats rašęs, dažniausiai ir pats pasirašau, ir pats tą darau. Būna, kad ir asistentė padėdavo iš anksčiau, ne? Yra tokių dalykų, visai būna, bet 99% aš esu tas, kuris turi peržiūrėti, pasižiūrėti, kad, tarkim, viskas būtų taip, kaip aš noriu, ne? Kaip pavyzdys. Dėl klausimų siuntimo dabar aš galvoju, ar yra buvę toks dalykas? Yra buvęs vieną kartą, bet ten viskas yra normalu, nes ten tas video buvo toks, kuris turėjo išeiti trumpas, čia ne podcastas, čia toks video buvo trumpas, kuris turėjo išeiti tiesiog tokiam formate, kad būtina buvo neužduoti, tarkim, kokių nepatogių klausimų. Nepatogus klausimai, ne? Tai va, tas dalykas, bet šiaip 99% nesiunčiam klausimų, nes man tada gaunasi toks, kad, kaip pasakyti, Noris tą žmogų paklausti, va čia ir dabar, ne? Bet aš nieko neturiu blogo, nes daug kas taip daro, nes reikia kartais nusiųsti, kad žmogus gal, tarkim, kuris neturi patirties, iš vis ateina pirmą kartą, taip jaudins, dar mikrofoną prisega, tai iš viso dar įsijungia kamerą, viskas susirakina. Aš esu turėjęs tokių patirčių, turiu minėti, ateina žmogus fainai, mes va čia išjungiam kameras, kalbam, įsijungia kamerą, viskas. Negali žmogaus prakalbinti iš tikrųjų. Ir tada tu bandai, gerai, sakau, tai kalbam vis tiek, nes po to iškarpysim, čia gi ne laivas, ne? Ir tu matai, kad žmogui iš pradžių žiauriai sunku įsivažiuoti, tu tada bandai kokią fainą istoriją įvelt, kokį ten juokelį, dar kažką, praeina 5 minutės, tada žmogus viskas, jau jisai varo, pasibaigia pakestas, tai jau viskas, tai sakau, viskas pabaigia. Bet sakau, būna tas toks dalykas, kad irgi, sakau, prasilaužia po to, bet visokių yra buvo patirčių, kad ateina ir žmogus žiūri, kad blema, labai sunku, nes, tiesiog jaudins labai. Tada pavargsti dvigubai, nes reikia ne tik savo energiją atlaikyti, bet dar ir kito žmogaus. Tarp kitko, apie tą jaudinimąsi, buvo viena labai gera specialistė iš crime srities, kur norėjom padaryti, bet niekaip nepavyko, nes jinai man sakė, žinok, aš įsijungs man kameras, man viskas, mes derinom, nežinau, gal kada ir padarysim, gal tiesiog reiks paslėpti kameras, kad nežinotų, kad filmuojam tiesiog, bet žinokit, yra tas dalykas, atrodo, kas šitas dalykas, bet, užsirakina. Yra žmonės labai, iš tikrųjų, man irgi labai daug kas netgi atsako, nesako, bandžiau. Ir aš visiškai nieko nepasakau, sustingstu ir net nenoriu save stresuoti, kišti tą situaciją ir vėl tą experience, ar ne?
Nes, ne visi jaučiasi taip, kaip tu ir aš prieš kameras. Ne, jo, bet aš ir kai sakau, žiūrėkit, viskas ok, žiūrėkit, dabar paprasčiausiai story pasidarykit, paimkit, visi turi smartphone šiais laikais, ne? Pasimkit, ne selfie darykit, bet tiesiog pasirašykit kažką mintinai, pasirašykit 2 sakinius, ne? Ja. Iš 7-8 karto tikrai pavyks persilauž viskas. Sakau, aš atsimenu irgi pats pradžiai, ne, vat, kai aš buvo toks momentas, labai dažnai būna toks dalykas, tu pradžiai negali girdėti savo balsą. Buvo to aš taip, ne? Tu įrašai kažką ir blema, negali klausyti savo balsą, ne, bet tas prasilaužė iš tikrųjų su laiku. Tai ir lygiai tas pats, kaip pirmą kartą padarai video, nusifilmuoji, vat irgi tenka, kažkam, irgi filmuojam kokį video, ten tarkim, nežinau, kokį grožės ir tie atrodo, merginos ten darė, kūrė tikrai gerą darbą daro, bet sako pas mus, galėtume daugiau kurti, daugiau daryti, bet mes bijom to savęs rodymo, savęs kažko pasakojimo. Sakau, kodėl? Negalim savęs klausyti, tai sakau, darykit, ne iš pradžių nekelkit, darykit, aš nežinau, ten iš kažkelinto karto jau pagausit. Žinai, kaip aš pradėjau, aš nusifilmuodavau ir iš karto įkeldavau, pavyzdžiui, story. Jo. Aš niekada neperžiūrėdavau, nes aš žinodavau, jeigu aš peržiūrėsiu, aš neįdėsiu. Ir dar vienas dalykas, kas man iš tikrųjų žiauriai padėjo, kažkur irgi išgirdau, čia ne mano mintis, sako, tu prisimink, kiek tu prisimeni lievo turinio. Tarkim, kažkas nusišneka, swipe, viskas, 1 sekundę. Tu absoliučiai neprisimeni. Tai lygiai taip pat, jeigu ir tu kažkaip atrodysi ne taip, kažką pasakysi ne taip, kiek tave prisimins? Nei kiek. Tai ir viskas. Ir tas man kažkaip labai irgi padėjo ir pradėjau po truputį ir tas, žinai, natūraliai atsitiko po to. Reikia, išsitraukti kamerą, labą dieną. Taip, bet ir yra tas momentas, kad sakau, nes apie tą, ne, kiek atsimins. Bet kartais gal ir gerai kažką palikti, ten atsiprašant kokią kliurką, kad kažkas, žmogus pasijuoks, bet sakys, man patiko. Natūraliai. Jo, tas natūralumas, nes yra ir to turinio tokio, ne, kad kartais tu įsijungi, nieko nenorint išėjęs, kur tu iškart matai, kaip labai nenatūraliai, ne, koks teleprompteris pajungtas, kas irgi yra gerai. Kad būna, kad žmogus tiesiog gal negali iš savęs išduoti, tai naudojam teleprompterį. Ne. Bet jo, aš tai sakau, manau, kad kaip ir tu pasakai, kad gera idėja yra tam, kad tiesiog nežiūrėt, įsidėti ir viskas. Ir aš jau įdėjau, man širdį ramu dabar, kaip sakant, ne. Nežinau, aš tai galvoju, kad sakau, žmonės, jeigu nori ir padarys, svarbiausia, nežinau, nebijo tą daryti. Socialinė medija yra nemokamas įrankis, arba tu to naudojas, arba tu ne. Vienas iš dviejų, jeigu tu pasirinki nesinaudot. Būtent. Gerai, tai Andriau, tada klausimas. Jo, socialinė medija versle, bet socialinė medija asmeninėme gyvenime. Kiek tu esi už ir kiek prieš? Ir kiek tu rodai savo asmeninio gyvenimo socialinėje erdvėje? Jo, šį irgi labai geras kampas, nes ta diskusija, kaip pasakyti, šiai dienai yra labai irgi, kaip pasakyti, ne tai, kad karšta, bet gal atvira, ne, nors labai, jautri gal galim sakyti, labai daug kas diskutuoja, ypač, tarkim, kiek tenka pabendrauti ir su šou pasaulio žmonėm, ne. Ir mano nuomonė yra, čia mano asmeninė nuomonė iš tikrųjų, ne, ką aš pats kuriu, kokį turinį rodo yra viena, bet, pavyzdžiui, jeigu nueiti mano asmeninę ten, nežinau, anketą Instagram'e, nežinau, dabar aš galvoju, gal yra 4 postai, kaip pavyzdys, ne, tarkim, nebūtinai, kad tu ten nereiškia, kad tu nededi, kad tu negyveni gyvenimą, ar tu nekeliauji, būna, kad karts nuo karto aš įdedu kažką ir apie savo, tą vadinamą Andy Talks, ne, profilį, būna, bet, pavyzdžiui, tarkim, yra tas asmeninis gyvenimas, kur, tarkim, galbūt tu tiek nenori jo rodyti, nenori afišuoti, nes tai yra tavo privati erdvė ir galbūt tu nenori įsileisti kažkaip pašalinių žmonių, nes yra labai daug pavyzdžių, kur, tarkim, žmogus, tarkim, tavo kažkoks subscriberis, sėkės ne apie mane, apie kitą žmogų kalbant, ne, mato viską tavo gyvenimą, tau pradeda patarinėti, tu ne tą vyrą turi, ne tą moterį turi, nežinau, ne tą hobį, ne tą darbą, ne tą mašiną, ne. Tai kad apsisaugot nuo tų dalykų, aš, pavyzdžiui, pats asmeniškai, aš tiek nerodau to, ko galėčiau rodyti, iš tikrųjų, nes mano nuomonė tai yra labai privatu. Būna, kad sulaukiu žinučių, tarkim, mane. Tai tu vedęs, nevedęs, nes nemato mane. Jo, geras klausimas, iš tikrųjų sulaukiu ir tokių klausimų, ten vedęs, nevedęs, turi vaikų, neturi. Tai abiem atvejais galiu pasakyti, kad ir taip. Aš nerodau to iš tikrųjų, ne, nors galėčiau to rodyti, nes aš sakau, bet galiu pasisakyti, kad tarkim jo, turiu dukrytę, nepaslaptis esu single dad šiai dienai, ko niekad nerodau, ne, toks gyvenimas, bet esmė tame, kad aš to nenoriu rodyti, nes yra privatu. Bet aš atsimenu, kad mes, labai man patiko, kaip mes diskutavom su to pačiu Vytautu, ne, Iron Vytu, kad man labai patiko irgi požiūris, kad sako, nu blema, čia yra tavo privati erdvė kalbant, ne, apie asmeninį gyvenimą, nes tu negali rodyti, tarkim, to, kas yra tavo, ne, kas yra, tarkim, tavo, nežinau,
diena, tavo motivacija, tavo, nežinau, nuoširdė akimirka iš tikrųjų, ir po to vėl suplakti ten eina kažkoks, nežinau, ten koncertas ar dar kažkas, ar ten kažkoks tavo, nežinau, turinys, viską mesti tą vieną. Nu, žmonėm įdomu. Įdomu, tikrai įdomu, bet žinokit, vat, aš susidariau tokią nuomonę, kad kuo tu daugiau dėsi iš privataus gyvenimo, tuo tau skaudžiau viskas sugrįš ir tuo labiau žmonės tau norės įkast. Čia mano tokia nuomonė, bet aš galiu čia, sakau, klyst, nes čia yra mano asmeninis dalykas, bet sakau, yra žmonių, kurie nori tą rodyti, ne? Vat, ir kiek tenka su influenceriais, kuriais pasišnekėti, kurie rodo viską, tarkim, ne, įsipyliau kavos, parodau, ne, kaip jis. Tas yra ok, tu pritrauki tų pačių savo, tų subscriberių, followerių, kaip norim, kaip vardinkim, bet aš esu kitoks ir aš to nenoriu. Galbūt aš po kokių 10 metų, nežinau, jeigu dar bus tie dalykai, nežinau, gal ir rodysiu, bet šiaip diena iš ne. Kaip tu savo vaikui leisi, edukuosi? Kaip tu, pavyzdžiui, tu norėtum, kad tavo dukrytė būtų tik tokia kiekvieną dieną? Geras klausimas. Mano dukrytė tuoj bus 6 greitą, ne? Vasarin pasakė, tėtė, aš noriu TikToką, tarkim mane, akauntų. Ok, sakau, nes mano vaikas nežinojo, kas yra TikTokas iki vieno momento, kur kažkas neparodė iš tikrųjų, ne? Mes padiskutuojam labai daug temų su dukrytė, ne? Ir sakau, žiūrėk, jeigu tu man įrodai čia ir dabar, arba per dieną, arba per 2, kodėl tau reikia TikToką, aš tau sukuriu akauntą, tu naudokis, tik aš prižiūriu. Tu įrodyk man ir viskas. Tai jinai bandė įrodinėti 2 minutės, nepasisekė ir mes numetėm šitą dalyką. Čia toks juokelis, ne? Bet jau kalbant atvirai, žiūrėkit apie patį tą TikToką, ne? Viskas yra su juo, yra ok. Bet mano manimu, ypač, aš net nekalbu apie mažus vaikus, ne? Kurie besiformuojantis yra, tarkim, kurie yra augantis, ne? Tie TikTokai ir kitos socialinės medijos, tu turi žinoti, ko ten eini, ne, kaip pavyzdys, ne? Pavyzdžiui, žmogus, kuris yra augantis ir formuojantis, ten gali prisižiūrėti tokių dalykų, kur, tarkim, po to kažkaip gali suformuoti augantis jo, nežinau, pasaulėžiūrą į gerą arba į neigiamą pusę, ne? Tai mano nuomonė, kad, tarkim, kai vaikai ir auga ir paauga, reikia labai reikia riboti tą dalyką, nes jie spės tą dalyką pasiimti, spės. Nes, sakau, šiais laikais žiūrėkit, kokie filtrai yra. Praktiškai nėra tų filtrų, ne? Nes tas vaikas pasiėmęs gali prisižiūrėti tokių dalykų, ko po to tu, nežinau, turėsi aiškinti, kad taip galbūt ir nėra, ne? Kaip pavyzdys, nes, nu vėlgi. Tinka mergaitė. Taip. Ir tas pats TikTokas, ten galim tokių video rasti, kur, nu, Dieve padėjo, kaip sakoma, ne? Bet sakau, skirkim dalyką nuo personalijos naudojami ir verslo naudojami. Tai yra du skirtingi dalykai. Tai užbaigiant temą apie vaikų edukacija ir socialinė medija, aš manau, taip, tai čia yra neišvengiama, tas ateis, bet kiek galima dabar, tai reiktų dar ribotos dalykus, nes aš manau, kad tai nėra prioritetas. Yra prioritetas susijęs, tarkim, su vaiku aiškint, mokint, ne, dabar yra tų pačių, nežinau, tų apsų, galų gale yra tų apsų, kur tu gali, nežinau, parodyti kažką vaikui, supažindinti, nuo edukacijų, nuo tų pačių, nežinau, žemynų, vėliavo pasaulio, aš atsimenu, kai mes su dukryte sėdom mokintis pasaulio vėliavo, ne, iš tikrųjų. Buvo įdomu, nes vaikui gal nebėra įdomu vartyti tą knygutę, kur aišku vartom ir mes tą knygutę, ne, bet mes sėdam, gali pamatyti spalvas, ten paraskrolinti ir žiūrėk, čia yra Amerikos vėliava, čia yra Lietuvos vėliava, ne, kodėl būtent čia ir gilinės ir žiūri, tai žiūri, kaip tam vaikui įdomu. Po to yra momentas, gal vaikui nebeįdomu skrolinti, tarkim, mokintis, mes ateinam pasimam pačią popierinę knygutę ir mes mokinamės tiesiog, nežinau, skaičius, raideles, dar kažką, ne? Bet reikia rodyti, nes yra dabar, mes kai augom, net ką mes turėjom, nu tik tai lapą, ne, kaip sakant, arba knygą. Dabar yra tokios tendencijos, kad jie turi tą visą virtualų dalyką, kad gali iš ko jo mokytis. Tai, bet sakau, reikia nebijoti rodyti ir to, bet supras, ką rodo iš tikrųjų, sakau, bet ne tai, kad duoti visą laisvę, tu eik į socialinę mediją ir ten, ką nori tą daryti. Ką norėtum, koks, pavyzdžiui, tavo jau būtų, žinai, mission accomplished in this life? Jeigu tu, tarkim, savo podcast'e kažką pakalbintum labai žymaus lietuvių ir labai žymaus pasauliniu mastu. Arba netgi, pavyzdžiui, dar, kad įdomiau būtų paintriguoti, galbūt, kad kažko jau gyvo nėra, bet yra tavo kažkokia ikona, kad tu su mielu noru pakalbintum dabar, jeigu jisai prisikeltų iš numirusių. Aš gal kitaip, ačiū, geras klausimas, aš kitaip perfrazuosiu iš tikrųjų. Aš jau pakalbinau tam tikrų žmonių, kur aš, kai atsiverčiau, pasižiūrėjau, ką aš buvau užsirašęs 20 metų pradžioj. Aš iš to sąrašo pakalbinau 90% žmonių, ne? Tarkim, aišku, tas mano sąrašas nėra didelis, bet kai aš atsiverčiau ir pamačiau, aš rašausi viską, žinot. Kai atsiverčiau ir pamačiau ir buvo tokių žmonių, tarkim, jos gali mėgti, gali nemėgti, bet tarkim, aš asmeniškai, jeigu aš norėjau, ne, aš vizualizavau tai ir aš tą padariau, ne? Kaip pavyzdys, čia yra
kita irgi tema ten apie tuos visus, nežinau, vizualizacijas ir panašiai, tų visų metodikų ir panašiai, bet tarkim, sakau, aš jau pakalbinau tam tikrų žmonių, kurio norėjau, bet žiūrint į ateitį, iš Lietuvos yra tikrai žmonių, kurių norėčiau pakalbinti, aš jų nenoriu įvardinti, kad neįžeist, nes po to, sakys, va, manęs neįvardinti ir panašiai, bet yra tų žmonių top žmonių. Kaip tik tu įvardink, tai patys gal susisieks su taim, sakys, gerai, kalbėk. Ne, jie nesusisieks. Bet turiu menį, pavyzdžiui, man asmeniškai yra tokie žmonės įdomus, kurie yra neprieinami, ne? Tarkim, paprastas žmogus, kuris nėra prieinamas ir, tarkim, tu turi belstis, prisibels, kad tu jį pakalbėtum, ne? Iš tikrųjų, turi vos, nežinau, galbūt skristi į kitą šalį, galbūt žinot, kai jis ten atostogaus ir tu išnaudosi šitą momentą, ne? Kad tu jį galėtum kažkaip pasikalbinti. Bet žiūrėkit, paimkim tos pačius kitus podcasterius lietuvius, ne? Kokios yra peržiūros, kai ateina pas tave, kaip pavyzdys, paprastas žmogus, influenceris ir, pavyzdžiui, ateina pas tave koks nors Selas, pavyzdžiui, ateina pas tave Linas Kleiza, tas pats atėjo Šarūnas Jasikevičius pas Jankavičių, ne? Ir kokios yra peržiūros, ne? Jos yra didelės ir dėl to, kad žmonėms įdomu jų mintis, ne? Tai, bet sakau, čia tai nereiškia, kad būtent aš juos noriu pasikviesti, ne? Yra žmonės, kurie galbūt mažiau jie yra garsus, bet tarkim man, ne, kaip mano laidos tos šeimininkų, gal man yra įdomu juos pasikviesti iš tikrųjų. Tai va, sakau, aš, taip bendrai, aš nenoriu labai įvardinti, kad po to neįžeis kažko, tarkim, ko nėra iš gyvųjų. Sakau, aš esu labai toks paprastas, ne, šito klausimu, aš užaugęs ant to sporto dalyko, ne, ir pavyzdžiui, man kaip žmogui, kai kūrėjo, ne, turinio kūrėjo, man labai vis laiką imponuodavo tas pats Kobe Bryantas, kas žino krepšinį, supras, ne, jo mintis, jo pasisakymą, aš, pavyzdžiui, net nežinau, aš galėčiau net pasakyti, ar aš gal ir esu dabar praleidęs labai daug kūrėmų, kai dabar iš vis kontentų yra apie Kobe Bryantą, nes kad žmogus yra miręs, aš labai daug esu pražiūrėjęs apie jo mintis, ne kaip krepšininką, bet būtent pasisakymą, apie motivaciją, apie dalykus, kuriuos, tarkim, kaip sunkiai dirbta, ne, man kas irgi įstrigo, kad, pavyzdžiui, įsivaizduokit žmogus, kuris tuo metu, žiauriai, kaip pasakyti, topė, ne, savo laiku pykė, kai buvo pats Kobe, ne, ir sakydavo, man žmona, tarkim, parašo, kad yra vaikų gimtadienė, ir sako, aš žinau, kada jie, ir tada žinau, kad va, čia viskas, čia yra šventa, aš negaliu praleisti, sako, aš gal būsiu su temperatūra, aš sirgsiu, bet aš žinau, kad čia yra vaikų gimtadienį, aš jau žinau, man būna surašyta, kad čia yra šventa. Taip, treniruotis viskas ok, čia tu esi, tarkim, tas profas, ne, kaip pavyzdys aukščiausiam lygiai, bet tas žmogiškumas, kartais tas fokusas į savo darbą, ne, tarkim krepšininkas tuo metu, ne, bet aš aplamai gal norėčiau vardinti iš profesionalo pusės, kaip jisai sakydavo, kad sako, jūs pritaikyti bet kurioje srityje darbą. Jeigu jūs įdėsit 100%, galbūt 110%, day by day, ne, kaip pavyzdys, tai iš jūsų čia, nežinau, ką jūs paimkit gitarą, ne, gal jūs iš vis ten pirmą kartą laikat gitarą po 100 dienų, nežinau, pagrosit ne vieną kūrinį. Bet dar irgi nueisiu į temą, yra toks, pavyzdžiui, labai man įdomu, bet aš kartais toks, sakau, nuo krepšinį, kaip, pavyzdžiui, paimkim tų pačių, ne, armijų istorijų, ne, pavyzdžiui, man labai imponuoja Navy Seals, ne, va, tie dalykai, ir, pavyzdžiui, vienas, atsimenu, buvo Navy Seals seržantas pasakęs, kad jeigu tu tą darysi day by day, nesvarbu, gal tu esi naujokas, ne, bet jeigu tu darysi ir nenumesi po 100 ar ten 110 dienų, tu gali būti savo srities profesionalas iš tikrųjų, tik tai tu norėk tą daryti. Bet kartais, kaip mes grįžkim prie to dalyko, ne, kaip sako, kaip čia dabar pažiūrėsi mane, kaip čia prie mane pažiūrės. Sakau, man 2 metai prireikė dėl to, kad aš ir galvoju, kaip čia dabar galvos, ką tu čia dabar išdarinėjai, koks čia podcastas, kas čia apie ką, čia viskas. Tai ir sakau, kad irgi, ypač jaunimėlis, ne, kurie žiūrės, negaiškit, darykit, turite idėją čia ir dabar, nepasiseks, numokit rankas, pjaukit, darykit iš naujo iš tikrųjų, ne, ir pavyzdžiui, aš asmeniškai, Aušra, nežinau, klauso ar ne, bet aš pasakysiu. Aš vis laik užduodu paskutinį klausimą savo pašnekovui, ne, iš tikrųjų, kaip tu galėtum patarti žmogui, jaunam, ne, kurį tu galėtum sudominti, sumotyvuoti, tarkim, kad kaip jam atsiskleisti iš tikrųjų. Ir man patiko viena mintis, kurią aš paskaičiau labai senai, vienoje knygoje, neįvardinsiu knygos, nes nebijau sumaišyti pavadinimą. Man įstrigo 2 momentai iš tikrųjų, ne? Ir čia aš vėlgi nepasakysiu nieko naujo. 2 dalykai. Vienas dalykas buvo, jis sako, įsivaizduokit dabar situacijos, tarkim, turit pajamas, turit darbą, tarkim, pragyvenat, susitaupat kažkiek, ne? Bet sako, įsivaizduokit, jūs tą turit, ne, tarkim, ir jūs turit veiklą, kurią norėtumėte daryti, bet įsivaizduokit, kad ta veikla jums neša tas pajamas. Tai sako, gerai, ką jūs norėtumėte daryti, aplamai, va, tarkim, kad tu atsikeli ir negalvoji, kaip man uždirbti dabar kadangi esame iškei tą svarą, ne, tu žinai, kad, tarkim, tu gerai nenueisi šiandien tą savo nemėgstamą darbą, ne, galų gale, bet tu žinai, kad tau tas svaras nedings iš tavo sąskaitos ar iš tavo kešo, ne, kaip
pavyzdys. Bet tu ką tada norėtum daryti? Ir kitas dalykas, kitas momentas buvo, kad įsivaizduok save day by day darant, kad tau neatsibostų, tarkim, ne? Kaip pavyzdys, dabar nauja veikla, nežinau, ten kažkokios, tarkim, kokia mergina, sakys, aš noriu koks permanentas daryti, ne? Kaip pavyzdys, bet sakau, tu įsistatyk į save, va, day by day, ar tai tu galėsi daryti pasibaigus darbo valandom, ar tu galėsi eiti grįžus, nežinau, googlinti, eiti YouTube, žiūrėtis apie tuos dalykus, nes permanentas dabar tik atėjo kažkaip į galvą, nes man pagalvoju. Bet sakau, čia be pavyzdžių ir aš kažkaip atsimenu pats save, ne? Va, ten kažką darydavai, kažko nemėgiamą, bet tu grįžti ir žiūri, kad vis tiek tavo fokusas čia 24/7, čia, aišku, pavargsti ir nuo to, bet jeigu tave veš tai, ką tu darai, ne kaip pavyzdys, nu sakau, ten gali būti, nežinau, tas pats neįžydžia, nežinau, kažkoks ten, tas pats vairuotojas, kas yra labai pagarbi specialybė čia Anglijoje, ne, kaip pavyzdys delivery driver ir panašiai. Jeigu tave tai veža valio, jeigu tu, nes pavyzdžiui, žiūrėkit, tas pats delivery driver, kiek yra anglų, kurie didžiulius pinigus gauna iš savo turinio, nuo vilkikų iki tų pačių mini busiukų, tų vanų vadinamų, ir aš žinau ne vieną, kurie didžiulės peržiūros turi YouTube, tiesiog jie savo rado nišą, jiems patinka, jie daro day by day, nebijo savęs filmuoti viskas. Yra žmonių, kurie pradeda su smartphone tiesiog filmuoti ir po to ateis iki Sony, kur mes čia turim ir panašiai. Tiesiog, nu, nereikia bijoti ir nereikia iškart galvoti, oi dabar aš čia prisipirksiu kamerą, aš turiu pavyzdžių, kur žmonės norėjo turinį daryti, išleido 20 000 ir niekas nepaino pirmos dienos, o tu sukiai pasimėjai paskolas ir apie ką viskas, ne? Gerai, bet mano tradicinis galutinis klausimas ne tas. Labai gerai. Mano tradicinis klausimas yra tas, kad ar planuoji grįžti į Lietuvą kada nors? Ir jeigu taip, kodėl taip, jeigu ne, kodėl ne? Būsiu nuobodus, pasakysiu nei taip, nei ne, galbūt vieną dieną ir grįšiu, nes yra daug priežasčių, iš tikrųjų aš išvažiavau iš ten gana anksti, bet ten buvo, sakau, asmeninių dalykų, dėl ko išvažiavau ir panašiai, tarkim, mane, baigus mokslus Lietuvoje, bet aš niekada nebuvau tas, kad žmogus, kuris griežtai sakytų, oi, negrįšiu ir panašiai. Šiuo metu esu čia, vadinasi, taip reikia, ne? Galbūt aš, nežinau, po metų, po 2, po 10 gal grįšiu ten, nes ten irgi yra ką daryti ir panašiai. Ir traukia mane ten iš tikrųjų, nes kiekvieną kartą, kai tu grįžti su reikalais ar kokiu atostogu, nu, yra faina, nes viskas yra savo, yra viskas, kaip pasakyti, nu, žinoma ir panašiai, tiesiog kartais gal tas toks būna, gerai, tas kultūrinis toks biški dalykas, ne, mes čia, kai sakau, pripratę, vat kalbėjom, anksčiau mums patinka tas visas, kad ir fake, bet mums faina, nueinam į parduotuvę, mums šypsosi. Geriau fake šypsena negu natūralus susitraukimas. Jo, bet vat, kaip jūs minėjote, aš kojam šypsotis, jeigu jam ten ir taip nefaina, ne, bet sakau, atsakant į tą klausimą, galbūt ir grįšiu ir dažnai ir pagalvoju ir kalbu tam temam su savo artimaisiais ir su ta pačia savo dukrytė mes pakalbam. Bet nežinau kada. O gal bus taip, kad vieną dieną atsidursiu ten, kur šilta, nes ir tokių yra dalykų. Tai galbūt. Arba Marbėjai, nežinosi. Gerai, Andriu, ačiū tau labai šiandien už pokalbį, iš tikrųjų labai fainai, kaip tu sakai, flow buvo labai be jokio didelio pasiruošimo, ar ne, ir natūraliai. Fainai tokie pašnekovai, matosi, kad žinai, ką darai, ir kitoj mikrofono pusėje. Tai dėkui, kad neapsilankei. Neatsakėjai, nepagalvojai, kad aš gal per maža, žinai, čia, nes pas mane irgi aš esu toj stadijoje baby steps dabar, tai dėkui tau. Tai aš biškai dar nepasakysiu tik tai ačiū ir viso gero, aš pasakysiu visų pirma ačiū, kad pakvietėt, ačiū, kad parašėt, iš tikrųjų, nes būna dažnai, kad žmonės irgi, vėliau parašysim, dar mes norim paaugti, kaip tu sakei, tai baby steps, nesvarbu, kad ir būtų buvę taip, kad tarkim aš būčiau pirmas pašnekovas, aš tikrai būčiau atrašęs ir atsakęs gerai, darom, tik tai kartais labai sunku surasti išderintą laiką, ne, kaip pavyzdys, nes ne pačiam Londone esu, bet mano palinkėjimas bus tikrai Aušra, daryk tai, ką darai, nesustok, nes viskas, kaip pasakyti, step by step, slowly ir viskas išsispręs tik tai į aukštumas ir nežinau. Ir tu turėsi dar tokių pašnekovų, kur galbūt sakysi, prasidėjo viskas nuo to. Iš tikrųjų, tai iš to ir palinkėsiu. Svarbiausia, kad būtų noro, motyvacijos, nepavargti. Nežinau, palinkėsim gerų temų, gerų pašnekovų ir sakau, svarbiausia darykit tai, ką darot ir aš manau, kuo tokių bus žmonių kaip jūs, tarkim, ar aš, kurie mes šiuo metu esame UK ir darom kažkokį turinį galų gale, kaip pavadinsis, tiek jis yra turinys, tuo mes galbūt kažką ir motyvuosim, gerąją, blogąją prasme, bet kokiu atveju aš manau, kad vis tiek mes kažką pamotyvuosim, galbūt gali atsistoti nuo sofos ir kažką daryti. Tai ačiū dar kartą. Ačiū tau už pozityvą tavo. Ačiū.